Sveiki, mėly kolegos, sveikinimai visiems pradėjus šią kadenciją. Aš jau klausdamas gerbiamo Sauliaus priminiau savo požiūrį į tas koalicijos formavimo dėrybas, bet dabar priminsiu ir kai kurias frazes iš tolimesnės arba visai netolimos ateities. Pavyzdžiui, koalicijos formavimo procese Sauliaus Skvernelio pasakymas: ten nėra nei galvos, nei pusgalvių. Atrodo, čia ne apie opoziciją buvo sakoma, o apie koalicijos partnerius, su kuriais pasirašėte. Priminsiu ankstesnį, berods 18 metų šitoje Seimo salėje pasakytą Sauliaus Skvernelio pasakymą, frazę, o tiksliau išrektą frazę apie Žemaitaitį. Užčiaupkite burną šitam žmogui. Taip sakė premjeras Saulius Skvernelis apie tuometinį kolegą. Arba priminsiu Žemaitaičio grasinimus Šilutės rajono žmonėms 23 metų pavasarį prieš savivaldos rinkimus. Aš jūs visus užmušiu, jeigu balsuosite už Skvernelį. Tačiau, nepaisant šių frazių, šiandien jau turime koaliciją tarp socialdemokratų, demokratų ir antisemito Žemaitaičio vadovaujamos Nemuno aušros. Valdžios troškulys bei geidulys suvienijo europietiškas kairės partijas su antieuropietišku, matyt vienadieniu projektu, kurį sukonstravo priesaiką sulaužęs ir konstituciją pažeidęs Žemaitaitis. Natūralu, kad kai kurie padorūs kairiųjų politikai, vieni viešai, kiti uždarai, kritikuoja tokį socialdemokratų partijos bei demokratų vardan Lietuvos sprendimą ir laukia kuo greitesnės šitos gėdos koalicijos griūties. Matant visą šitą koalicijos formavimo procesą, mano ausyse vis skamba 4 Eriko Marijos Remarko romanų pavadinimai. 1. 3 draugai. 3 raudonskruosčiai draugai nutarė pasirašyti koalicijos sutartį ir tokiu būdu pastatyti Lietuvai juodąjį obeliską. Juodąjį obeliską, dėl kurio jau dabar tenka teisintis vakaruose ir bijau, kad gali tai tapti Lietuvos gėdingų laikotarpių tarptautiniu masteliu. Noriu pasakyti, kad toks pripažinimas tarptautiniu lygiu Lietuvos susiformavusios koalicijos tikrai bus pastebėtas ir jau yra pastebimas ir Rusijoje. Koks nors Putinas rytuose galės sakyti: vakarų fronte nieko naujo. Vėl nacijai ir žydšaudžiai kaip ir Ukrainoje. Reikia eiti gelbėti. Ir tada 4 romanas. Ar yra kelias atgal? Aš manau, yra. Prisipažinti suklydus, atšaukti savo parašus ir formuoti kitokią koaliciją. Bet taip matyt nebus, nes nėra šiuo metu nei atgailos ir ko gero net supratimo, kad čia kas nors blogai yra padaryta. Žemaitaitis labai lengvai pasiteisina, kad, atsiprašau, supainiojau žydus su žemaičiais. Ko tik nebūna, ko tik nebūna. Tai socialdemokratai vis bando nusiplauti nuodėmės dėmę, sakydami, kad koalicijos sutartyje numatome, kad atsisakyti pats turės, jeigu sulauks generalinio prokuroro siūlymo atimti neliečiamybę. Taip pat, kad čia Skvernelis beveik kaltas, kad taip teko pasirašyti sutartį. Taip pat liberalai kažkaip labai laikėsi liberalios laikysenos dėl biudžeto, dėl mokesčių ir su jais nebuvo įmanoma sudaryti. Taigi galima kaltinti kitus, galima kaltinti, kad vakarų spaudoje atsiranda publikacijos dėl to, kad dabartinė opozicija tą padaro. Negi jūs pamirštate, kad dirba vakarų valstybių ambasadose šimtai diplomatų, kurie informuoja. Kokio nors net ir Žygio Pavilionio prašymų The New York Times nepuls rašyti publikacijos, galiu garantuoti. Tai yra ambasadų darbas, informuojant apie padėtį Lietuvoje. Taigi, anksčiau ir vėliau teks išsiskirstyti šitai koalicijai, kaip Estijoje išsiskirstė koalicija po ryškios dešinės partijos EKRE pritraukimo. Tačiau, gerbėmieji, kadangi renkame dabar Seimo pirmininką, aš pasakysiu savo nuomonę. Aš asmeniškai nebalsuosiu, nedrįstu sakyti už frakcijos kolegas, neturiu tokių įgaliojimų, nedariau apklausos, o kartu apie Saulių vis tik noriu pasakyti kelis gerus žodžius. Jis buvo premjeras, ačiū jam už tą prisimtą atsakomybę, už tą naštą, kaip ir turbūt Algirdui Butkevičiui ir kitiem visiems buvusiam valstybės vadovam reiktų padėkoti. Ir ačiū Sauliui už tą sugebėjimą dirbti su opozicija tuo laikotarpiu, ko tikrai nerodė tuometinis jūsų partijos vadovas. Ir gal žinote tokią
jau gimstančią Gentvilo Bruverio politinę religinę klasifikaciją, kurioje politikai skirstomi į 4 kategorijas. Pirma, žemiausia - apsaugok viešpatę, antra - neduok Dievę, trečia - su Dievu ir ketvirta - nuo Dievo. Na tai Saulius, aš sakyčiau, mano akise nuo Dievo gal tikrai ne, bet su Dievu viskas tvarkoj. Tai sveikinu Sauliau, tapsi Seimo pirmininku, dirbsime, bendradarbiausime, elgsimės kaip opozicija protingai, o pats tikiuosi, kad elgsies su opozicija pagarbiai, kaip darei būdamas premjeru. Ačiū.